Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Vieną kartą per metus, ankstų Velykų rytą, į Panevėžio rajone esančią Vadoklių miestelio bažnyčios šventorių atgabenamas senovinis būgnas. Netrukus jo gaudesys kartu su tekančia saule pasklis po miestelį ir apylinkes, sveikindamas bundančią gamtą, žadindamas žmones ir iškilmingai kviesdamas juos į šventas mišias. Jau kaip taisyklė 7 valandą būgno mušimas prasideda, klebonus duodu taktą ir toną ir tada jau prasideda iki mišių ir einant apie bažnyčią. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kągi, sveiki sulaukę šito nuostabaus Velykų ryto, sveikinu visus čia susirinkusius. Tegu Viešpats laimina šitą mūsų gražų gestą, šitas gražias apeigas. Ir tegu Kristaus prisikėlimas lydi kiekvieną iš jūsų, kad gyvenime netrūktų tikėjimo, vilties ir meilės. Tai ką dabar reikia pradėti jau? Užrašyti pasakojimai, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą būgno, kartais 2, mušimo per Velykas paprotys gyvavo beveik visoje Šiaurės bei Vidurio Aukštaitijoje. Taip pat buvo paplitęs kai kuriuose Žemaitijos ir Suvalkijos regionų parapijose. Nuo XIX amžiaus su pertrūkiais ši tradicija puoselėjama ir iki šių dienų išliko Vadoklių miestelėje Panevėžio rajone. Be būgno gaudesio vadokliškiai Velykų neįsivaizduoja. Tradicija atgyja ir Pašvitiny, Raguvoje, Rokiškyje, kitose Aukštaitijos regiono parapijose. Lygiai tas pats, kas varpai šaukia žmonės, praneša, kad artėja mišios, mišių laikas. Tai čionajos toks išskirtinis būgno pranešimas, kad Velykos, Kristaus prisikėlimas, pagrindinė šventė, dūšioj šventė, širdį šventė, šeimoj šventė. Va, kas svarbiausia yra. Žmogaus atsinaujinimo, gamtos atsinaujinimo šventė. Va čia yra didžiulis stebuklas. Šitą tradiciją turbūt seniausiai mūsų žmonės jau prisimena nuo prieškario laikų. Patį tą pirmąjį būgnininką, tai Pranas Jarmulko, liktais buvo dirbęs cirke ir vat, jo pradžia su juo siejasi. Mūsų atminty dabartiniai. Po to tradicijos buvo ir nutrūkusios, karos, viskas. Pokarį buvo atgaivintų ir tada šitą tradiciją perėmė Ilekiai tėvas ir sūnus paskui. Tada turbūt prie klebono Jenčiaus būgną buvo pradėjęs mušti Mykolas Urbanus. Jis neilgai, keletą metų tik tai. Ir tada estafetę perėmė Stasys Samėnas iš Dementonių kaimo. Jis ilgoką laiką mušė ir jau tada po jo perėmė šitą iniciatyvą dabartinė mūsų būgno mušėjai Albertas Kisėlis ir Sigitas Liobikus. Tėvai dirbo čionajos prie bažnyčios, tėtis zakrastinavo, mama skambino. Tai va, nuo mažų dienų, nuo jaunų dienų prie būgno užaugau. Ir va, 70 metų jau baigė pasenti. Su tuom pririštas, prilypęs prie būgno, sakykim taip. Apie 40 metų mušu būgną. Būgnų mušti reikia ne liūtą raumenų, bet elnę raumenų. Smulkių iš riešo reikia labai dirbto. Riešai.
Taip nereikia palaiduoti ranks reikia, kad nebūtų suspaustos kolalas. Būgno viduje yra surašytos pavardys. Kas jau dabar, ką mes atmenam, tai jau jam ir lieka, įamžinta jau. Va čia va pavardys tos. Katilo formos būgnai, timpanai prie bažnyčių atsirado po karų kaip jų laimikis arba iš cirko. Būgno korpusą sudaro dailios, žalvario ar vario skardos, o membrana gaminama iš šuns ar ožio ne mažiau kaip 5 metų. Odos, užtempiamos ant lanko, kuris dedamas ant būgno ir prispaudžiamas dar vienu lanku. Viršutinį lanką veržiant, oda tempiasi ir taip gaunamas reikiamas būgno ūžesys. Vadoklių būgno atsiradimo istorija nežinoma, bet manoma, kad jis galėjo atsirasti nuo bažnyčios šiame krašte pastatymo laikų 1876 metų. Kuo toliau, tuo labiau darosi toks įspūdis, kad tai yra karo grobis. Karas su Osmanų imperija. Tai su turkais, kad čia dėl tų pačių Ukrainos žemių, kai kur kovoja abiejų tautų respublika. Dėl to, kad šitie, kurie dabar pašvitiniai yra būgnus, va čia vadoklių, jūs matot, kojos yra padarytos atskirai, pridarytos. Čia kaimo kalvė darbus. Jeigu pas būgnus labai gražus, o kojos yra tokios, grubesnės. Tai matomai, kad jis būdavo gal segamas ir prie balną. Nereikėjo kojų. Tai reiškia, karo metu galėjo būti naudojams. O paskui tai, reiškia, gal kaip grobis parvežtas į Lietuvą ir paskui jis tapo, reiškia, tokį ritualinį ir signalinį instrumentą. Visą laiką, sako, koloji tu kaip šuo ant žmogaus. Tai šuns geriau skamba. Tik tai, kad sunku padaryti tą būgną iš šunies, nes reikia labai didelio šuns, kad jisai, kai nudvėsi, kad ištemti ant viso tą didelę plotą. O iš ožys yra didesnis, o šunį vis tiek lengvesnis, toks, sakykime, ištempimas, padarimas. Tik tuom skirtumas, bet skamba geriau šuns. Kai mūsų buvo įtrauktas į, reiškia, nematerialaus paveldo sąrašą, mes darėme ekspediciją. Tai mes aplankėm Rokiškį ir Pašvitinį, ir Ramygalą. Rokiškį turi, jų būgnas didesnis, jų stovi, reiškia, jis nenuimamas, varpiniai stovi. Muša 2 vyrai. Mušimas kiekvienoje vietoje yra skirtingus. Bet aš skaitau, kad klasikų yra vadokliuose. Taip kaip vadokliečiai muša, taip kitur nepamuštų. Būgnas mušamas kuokelės formos mušikliais tam tikrų ritmų. Vadokliškiai sako, kad būgnas turi ūžti, girdėtis ir gretimuose kaimuose. Mušti reikia smagiai, nepertraukiant ir nelėtinant ritmo. Dabartiniai vadoklių Velykų šaukliai tradiciją pasiryžę tęsti, kol pajėgsia, o savo patirtį noriai perduoda ir kitiems. Čia pat bumbindami, paaiškina, padrasina, leidžia išbandyti. Svarbiausia noras, ką būtų, akvata, ką būtų. O pasirašymą, tai ką? Jeigu rankos dar sveikos, nariukų neskauda, tai ir duodi. Kol ateina 3 kartus apie bažnyčią. Ir dar prieš bažnyčią kokią valandą, kad žmonės sukiltų visi, kad išgirstų būgno garsus. Jeigu geras oras, kaip šiandien vėjo nėra, tai girdi visas miestelis. O jeigu vėjas, iš kurios pusės pučia, tai kur vėjas nunešė, tai už kokių 3 kilometrų. O moterytės atėjo, sako, girdisi jūsų būgno garsai. Tai toli nuneša, vadinasi, tą garsą būgną. Tikinčiųjų procesijai suėjus į bažnyčią, Velykų būgnas nutyla, o po mišių išnešama saugoti iki kitų Velykų. Tausojant senąjį būgną nuo galimų pavojų, drėgmės ir graužikų, jam skirta vieta bažnyčioje po specialiai sumeistrautų gaubtų. Šiandien vadokliškiai jau turi ir būgno kopiją gamintą tautodailininko Alberto Martinaičio, kurie dalyjasi su kaimynais, naudoja įvairioms edukacijoms, pristatydami būgnų mušimo tradiciją mokyklose ir įvairiuose renginiuose. Kada neturėdavo būgnus savo tos laikymą vietos, mes jį laikydavom svirnelį, ten kur visos vėliavos. Tai mes jau, reiškia, po Velykų rytą, po būgno mušimą, nuimamo, odo membranų nuimamo ir Albertas parsineša namo. Tam, kad pelytės nesugriauštų, kad saugiai būtų. O būgną užkeliam svirnelį ant aukštą.
Dabar va jau 2 metai yra padarytos, galima taip sakyti, sarkofagus būgnai. Vat, bažnyčioje, tai dabar vat, mes jį, reiškia, tik atleidžiam ir pastatom į visus metus, reiškia, jis stovi bažnyčioje. Saugumus yra po stiklu. Tik tai reikia prieš Velykus, reikia kokią savaitę, reikia nuimti odą, reikia padžiovinti, kadangi atidrėksta. Reikia, kad gerai skambėtų. Tai vat nuimam, iš tikrųjų parsivežam namo, išdžiovinam, surenkam ir Velykų rytą atsivežam čionai. Tai va toks biški, šiek tiek pabūnu net bažnyčioje. COVID pandemijos metu mišios buvo uždraus, negalima buvo laikyti, žmonėms susirinkti nebuvo galima. Bet būgnus buvo mušamas. Čia vat mes keli žmonės va, ir būgnus skambėjo tą patį laiką, kaip ir visą laiką, reiškia. Tradicija, nenutrūko tradicija šiais laikais. Mes šalia turim Šilų bažnyčią, kur taip pat aptarnauja mūsų gerbiamas klebonas Ričardas Banys. Tai mes netgi skatinam ir skolinam šitą būgną kopiją, kad Šiluose taip pat muštų būgnai, galbūt ir ten pritaps tradicija. Atvažiuoja iš kitų miestelių, iš Panevėžio privažiuoja. Yra, žinau, kad ir iš Vilniaus atvažiuoja, susidomėję. Vadukliečia, kaip man pasigestų, jeigu jo nebūtų. Čia neįsivaizduojama dabar. Nu, Velykos be būgna vaduklė ne Velykos. Tradicija tęsis vaduklėse, Velykinis būgnas skambės dar daug metų.